prašau tavęs energetinėme, informacinėme lauke surasti subtilį eterinę, energetinę Dariaus kopiją, įsikūnijusią žemėje. 1, 2, 3. Radau. Nusiima kaukės ir hologramos, fantomas pasireiškia pirmo pradžio pavidalu, atitinkančiu savo eterinį kodą DNR. Ir statom švyturėlį žalią raudoną, jei tai jis užsidega žalias, jei ne, raudonas. Žalias. Darius išeina iš bioroboto ir atsistoja šalia, jei jo biorobotė yra svetimos kopijos, hologramos, čipai, konstrukcijų, spančiai, artefaktai, jie išeina ir stoja šalia. Jis apvalkalė, kaip holograma, atspindinti kažkoks apvalkalas. Biolaukas ar kopija? Biorobotas ar kopija? Biorobotas, aplink biorobotą. Gerai, mano ketinimo gale šitas apvalkalas yra nuimamas nuo bioroboto ir patenka į mūsų tinklelį. Atlikta. Išėjo jo. Gerai. Subtilioji kopija. Apsaugome jo fizinį bioroboto apsauginių grinų švarių absoliutų energijos rautų, talpinam Darių į apsauginį skafandrą darbui su subtiliaisiais kūnais ir kartu su subtiliaja Dariaus kopija pakilk į diagnostikos kambarį. 1, 2, 3. Kėlimas prasidėjo. Man sunku pakelti. Padaryk kvantinį šuolį. Ir kai suskaičiuoji iki 3, tu darai kvantinį šuolį ir kartu su Dariumi atsiduri diagnostikos kambaryje. 1, 2, 3. Mes vietoj. Gerai, mes sveikiname su Dariumi ir klausime, ar jis pasirengęs diagnostikai, ar patikės jis mums savo biolauko seansų periodai. Taip, jis patikė. Šaunu. Nuskaityk jo fizinius parametrus, energijos skaitinė vertė procentas ir šitos energijos vibracijos dažnių skaitinė vertė hercais. 56 ir 16. Mano ketinimo gale atidarau kanalą ir duodu jam 100% energijos. Energija kyla. Atlikta. Gerai, paprašysim Dariaus subtiliosios kopijos išskaidyti į 7 atskirus fantomus ir prašau atlik jų vizualinę apžiūrą, ar nėra blokų, patamsėjimų, deformacijų, patikrink čakrų sistemos darbą, patikrink energijos judėjimą, meridianais, duok savo komentarą. Jis išsiskaidė. Ir papasako, ką matai. Raudonas fantomas. Dėmes matau. Oranžinis. Pakankamai ryškus. Geltonas. Irgi pakankamai ryškus. Žalias. Sutrikdyta čakros veikla. Trūksta ryškios spalvos. Žydras. Irgi neryškus. Irgi sutrikusi veikla. Matau kažkokius čakrai. Mėlynas. Vos matomas spalva. Ir violetinis bliškus. Gerai, kai suskaičiuosiu iki 3, visi fantomai susijungia į vieną bendrą. 1, 2, 3. Susijungia. Duodu diagnostikos komandą ir susikoncentruok prisijung prie Dariaus biolauko, kuris visame savo energetinėme kūne, visuose savo fantomuose pilnai suprojektuoja visą biolaukę esančią svetimą energiją. Visus žemiškos ir nežemiškos kilmės svetimą energiją jo energetinėme lauke. 1, 2, 3. Jisai dega pilna šiturėlį. Koja pačia, kakta, viršugalis, širdies plotmė, sprandas, pečiai, viršutinė dalis labiau. Gerai, tada. Dariau, tu pilnateisis savo energijų šeimininkas ir kiekvienas, kas su tavimi interferuoja, automatiškai patenka į tavo valdžią ir tampa tavo įkaitu. Pagal mano komandas visi, kurie su tavimi interferuoja, tau trukdo, bus pritraukti iš ryškų prožektorių ir tu Vilma baltame fone aiškiai ryškiai iš šono matai energetinį kūną, nuo galvos iki kojų pasirodo visi kanalai. Jei tokie yra, į visus interferentus energetinius kūnus. 1, 2, 3 ir visi atsakingos šios narybės pritraukiamas į narvą, formuojasi kanalai. Formuojasi kanalai. Demoniškos struktūros atstovas. Drakonas. Humanoidas. Arachnoidas. Viskas? Viskas. 4 kanalus matai, taip? Jo, arachnoidas. Drakonas. Humanoidas ir demonas. Nežinau, nesu tikra, ar demonas. Virš demoniškos struktūros interferento narvo pasirodo skaičius hercais. 16. Tai demonas. Demonas. Gerai. Ar visiems aišku, kur jūs pakliuvote? Visi ramus? Ramiai stovi. Arachnoidas išsigandęs šiek tiek. Na, arachnoidas visą laiką bijo. Gerai. Tada pradėsim tardymą, klausinėjimą, ką jūs veikiate šitam biolauke. Pirmas klausimas visiems, ar turite kas nors kontraktą su šito Dariaus, su šito biolauku? Drakonas. Tada ir pradėsim nuo drakonų. Drakonas kokios spalvos? Matai spalvą?
Raudonas. Virš drakono narvo pasirodo skaičius, rodant jo lygį. 30-25. Drakonas. Kaip senai patekai į šitą biologą? 3 metai, 4 mėnesiai. Kada kontraktą spėjai pasirašyti? Prieš 3 metus. Ir kokios kontraktų sąlygos? Nusirodo situacija. Situacija buvo sapne, kai jo subtilioji kopija Australija buvo. Ir ką tu jam pažadėjai? Mainais už ką? Nusirodo situacija, kai jisai pažada įvertinimą, pripažinimą. Jis tiesiog bandė kelti jo vertę. Ir apgaulės būdu tai buvo pasirašytas kontraktas. Mainais į ką? Į energiją? Į energiją. Konstrukcijų yra šitam biologė tavo? Trečioji akijo plokštė matau, bet ir širdies čakrai kažkas. Tu prasme, jo energija, taip pat drakono. Būtent jo energija sutrikdė jo čakros veiklą. Jisai kaip ir jausmais įvaldė ir jausmais ir kovingumo energija. Jam patinka ta energija, kurią jis skleidžia. Kova už teisybę, kova už tokią informaciją. Tavo tos plokštės ir davikliai, kokį darė poveikį fiziniam kūnui? Trečiosios akies. Jis ta plokštė kaip surinkėjas energijos, tuo pačiu kanalo, kosminio blokavimas. Tiesiog labai tokiu matau plonų siūlų eina iš viršaus, iš kosmoso ta energija. Tiesiog jinai sunkiai praeina tą plokštę ir dėl to tas kanalas viršutinių tų čakrų energija, jinai dėl to ir yra tie fantomai tokie neryškus. O širdies čakrui tiesiog jisai tenai tam biolauke būtent va toj vietoj, jo ta energija aš labiausiai stipriausias poveikis. Ir kaip tai atsiliepia fiziniam kūnui? Labiau ne fiziniam kūnui. Fizinis kūnas nelabai jautė poveikį. Labiau emociniam lygmenį, jausmų lygmenį poveikis. Gerai, supratau. Tau sielos energija vagiai yra tose konstrukcijose? Ne, daugiau tiesiog čakrų energija. Aš Gerai. matau pas į konstrukciją dar yra. Turėtų būti dar humanoidų konstrukcija, aišku. Pečiai, kaklas, einant nuo pečių į kaklą ir stuburą tokia įdomi Gerai, konstrukcija. patikrinkim Dariaus sielos pilnumą tada. Ir tu matai virš Dariaus subtiliosios kopijos procentus rodančius sielos pilnumą. 1, 2, 3. 85. Gerai, drakonas, dar sėki paklausiu, tavo konstrukcijos sielos dalelių yra? Nėra. Supratau. Humanoidas, prieš kiek laiko tu patekai į šitą biolauką? 6 metai, 7 mėnesiai. Tu iš kur? Kokios planetos? Uta. Sielų gaudytojas tikriausiai. Tavo konstrukcijos ant pečių? Mano. Ir juose, aišku, yra jau pavogtos sielos dalelės. Aš teisus? Yra. Ar rasiu tenais visus 15 procentų? Dalis ten, dalis pas mane. Pas tave. Išsiuntęs niekur dar nespėjai. Neturi. Dirbu vienas. Supratau, tai nereikia klausti, ar dirbi su kažkuo tai. Dirbi vienas. 6 metai gan ilgas laikotarpis. Gerai, ir mano ketinimo valia šitą humanoidų konstrukciją neskausmingai atsijungia iš Dariaus biolauko ir patenka į kalėjimą narvą. 1, 2, 3. Na, jinai pradeda atsijungti. Tokia šakota kaip medžio šakos. Einanti stuburė kaip strypas. Ir einanti iš šonus tokia kaip laidai, kaip medžio šakos išsišakojusios. Pečius. Sprandą. Humanoidas kokį poveikį darė šitą konstrukciją fiziniam kūnui? Man rodo, toks kaip nervinis, tikas, netikas, kaip traukulys pečių. Tiesiog jautė tokį. Skausmą jautė? Sunkumą labiau. Veržimą gal tokį nestiprų, ne tai, kad fizinį tiesiog tokį. Išėjo konstrukcija? Na, jinai atsijunginėja, dar sprando, jinai eina net į galvos sritį. Panaši kaip į medį voratinklį kažkokį. Kaip susirptukais tokia prijungta. Išėjo narve. Supratau. Arachnoidas, kiek ilgai tu randies šitam biolauke? 2 metai mėnuo. Arachnoidas tu randiesi namuose būti, kur Darius gyvena?
bute, ne name. Mes šiandien valysim šitą butą. Yra kažkas jo tenai, tinklai, palikuonis kaip kiaušinėliai. Tu Net norėsi ne kiaušinėliai, pradžia, ten tokios kaip užuomazgos. Gerai, tu tikriausiai norėsi pasiimti viską iš to buto. Taip, jisai norės. Biologija taip pat yra tavo greičiausiai pajungtukų, visokiausių datėlių, tinklų. Yra, matau, tinklas ant galvos, datėlės. Holograma pas mus yra narve taip pat. Jo, du tinklelį mūsų tą hologramą. Kieno holograma yra? Eina kanalas į atsakingą. Drakoną. Drakonas, ką veikia šitą hologramą ant bio roboto? Jis perduoda ir rodo minčių formomis informaciją tiesiog. Patalpintas biorobotas į hologramą, jis nemato tos realybės, realios, kokia jinai yra. Ir jisai su ta holograma ateina informacija, kad ta kovos dvasia, tokia kurstimas tos kovos dvasios, lyg su vėjo malūnais, tokia informacija. Supratau. Gerai, demonas. Kiek laiko tu randi šitam biologijai? 6 mėnesiai. Tokia informacija perduoda. Bute randiesi, kuris dabar gyvena, randas šiuo metu. Jisai iš portalo ateina. Ateina, įeina į biologą, išeina. Tus ateinantis, išeinantis. Portalas yra namuose? Yra. Kokiu nors savo daiktų ten įsipalikęs namuose? Jis ne, jo Šandariaus kojų matau tokius sunkius batus, kaip metaliniai, kaip magnetas. Dėl šitų man buvo labai sunku įkelti į diagnostikos kambarį. Nu tai tos nusirinks. Bet bute nieko neturi, aš kaip suprantu. Jisai ne, kažkas dar yra bute. Nu, jeigu yra, tai rasi. Gerai. Būtybės. Interferentai. Taip, ir dabar grąžinsime visą tamsią energiją, kurią Darius gavo iš jūsų. Ir Darius subtiliai kopijai duodu komandą išprovokuoti, suformuoti visus energetinius sferinius kanalus, jų grįžta jiems atgal. Eina energija kanalais. Demonai tamsi energija tokia, panaši, gudrona eina. O dabar mes ten su konstrukcija, su hologramo kanalu neturim greičiausiai. Susiformavo tie 2 kanalai, bet jis neina dabar. Jis negavo nieko iš to. Atgalinis svarbu reversas, kad eitų. Humanoidai irgi tamsi tokia tiršta kažkokia, kaip skystis, tamsiai žalias. Baigėsi reversas. Gerai, ir ant visų kanalų uždedam auksinio tinklelio filtrus. Ir reverso tvarka Darius susigrąžina viską savo atgal. Sustiprinam, pagreitinam srautą 50 kartų. Grįžta kanalais. Iš demono grįžta. Raudona energija. 1 čakros, 2. Iš drakono grįžta. Tokia man ateina frazė toks. Gyvenimo džiaugsmo pojūtis, harmonijos, vidinio balanso. Iš humanoido grįžta šviesi jo energija. Gimtoji energija iš konstrukcijos, matau, švari šviesi energija. Patikrinsim, kai viskas grįž, ar viskas sugrąžino. Ir iš hologramos irgi, bet tokia daugiau kosminė energija, ne kosminė, ta prasme, viršutinės čakros, violetinės spalvos. Iš drakono dabar dar eina mėlynos spalvos, 3 akies. Baigėsi reversas. Gerai, tada Vilma, prašau pažiūrėk, Dariaus sielos pilnumą, matai skaičių procentais, 1, 2, 3. 100. Nespėjau humanoidas visko parduoti dar. Dalis iš jo, dalis iš konstrukcijos. Eina informacijos, tiesiog vienas dirba, nedirba kažką. Supratau. Humanoidas, bet kam tau pačiam jo sielos energija reikalinga? Kur tu ją būtum dėjęs? Ar ji tau tinkama? Ar tu gali pas save kaupti ir paskui perduoti kažkur tai kitur? Jisai perduoda informaciją, kad iš pradžių jinai kaupiama, po to lyg savo civilizacijai perduoda. Tiesiog jie ten kažką kuria. Irgi bandymus daro. Su sielos dalelėm, būtent DNR. Genetinė DNR. Bet tu supranti, humanoidas, kad tu darai didelį nusikaltimą.
Vagi sielos energija. Jos išgyvenimo instinktas varo į priekį. Jie dalinai žino įstatymus visatos kosmoso. Jie Nu tiesiog gerai. naudojasi žmonėm. Nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Jie tiesiog naudojasi žmonių nesąmoningumu. Gerai, drakonas, dabar išeini tada iš naro kalėjimo ir ištrauki viską, ką esi tame bylauke palikęs. Atjungi visus pajungtukus ir grįžti atgal į naro. Ir praneši, ar esi pasirengęs tikrinimui. Nes Visus, ja, sakyk. traukia plokštę iš trečiosios akies. Širdies čakrai. Ten kažkoks, nežinau, pajungtukas jo. Bet ne kaip konstrukcija, tiesiog kažkokia energija dar likusi. Grįžo. Grįžo, ne? Perspėjo visus, jeigu kas nors liks jūsų šitam bilauke, jūsų dalelės, jūsų konstrukcijos davikliai, pajungtukai, menkiausias DNR dalelės, jūs tikrinimo metu sudegsite šitam kalėjime narve. Gumanoidas tau niekur eit nereikia, ištraukia viską savo, ką esi palikęs šitam bilauke. Skėstis kažkoks. Ištraukė dar iš tos srities. Viskas. Arachnoidas išeini iš kalėjimo narvo, susirinkė visus savo daiktus, pajungtukus, Jis išbėga, tinklus. nusiima savo tinklą, varatinklį nuo galvos, adatėlės išsitraukė. Grįžo. Ką daro tos adatėlės, niekaip nepaklausiu jūs. Kokį poveikį, kokia paskirtis jų yra. Man rodo tiesiog viršutinė čakra. Ir tos adatėlės, energetinės tos jo adatėlės, kai jie susmaigsto, yra trikdoma čakros veikla ir tiesiog ta energija, kuri patenka į čakrą kosminio to kanalu, jis tiesiog surenka ją tinklo pagalba. Supratau. Toks lyg transformuotų kažkiek tą energiją. Tiesiog matau čakros kristalą viršutinės ir matau tas adatėlės, kai jos susmaigstytos, tiesiog tose vietose tie kristaliukai, tos čakros energetiniai, taip tose vietose tokie patamsėjimai ir kaip jinai tiesiog sutrikdoma veikla tekėjimo energijos. Supratau. Gerai, atsidaro viršuje portalas į Dariaus butą. 1, 2, 3. Ir arachnoidas išeina, susirenka iš buto viską, ką yra palikęs jame. Ir grįžta atgal į kalėjimą narvą. Jisai išbėga, bėga į vonę, iš lubų kampo. Abi varatinklį pasiėmė savo miegamajame, varatinklis ant lovos. Taip surinkinėjo irgi energiją, miegant ją. Grįžo. Gerai, portalas užsidaro. Atlikta. Uždarom, atspauduojam, panaikinam. Atlikta. Demonas. Išeini iš narvo ir susirinki visus savo daiktus, batus ir papasakoji, ką veikia šitie sunkus batai, kokį poveikį darė. Jis eina prie tų batų. Ką tu nori sužinoti? Kokia batų, ypač tokių sunkių, paskirtis ir kokį darė poveikį žmogui. Įžeminimas. Ką tai reiškia? Sunkių vibracijų skatinimas. Žemų vibracijų tikriausiai norėjau pasakyti. Žemas, sunkios. Tai jūsų sinonimai. Daugiau Jūs vadinate mūsų energiją žema, sunkia ir grubia. Gerai, daugiau kas nors be batų yra? Diržą madingą uždėjau. Ir koks diržų poveikis žmogui? Sunkumo jausmas. Juosmens srityje. Skausmas juosmens srityje? Ir skausmas. Veržimas. Susirinkai viską? Jo, jisai nuėmė tą diržą. Grįžo į narvą. Gerai, dabar reikėtų kontraktą nutraukti su drakonų. Jo, nes kanalą neatjungsim. Tiesa, Rūmė, mes dar porą lervų matau. Demonas, kodėl tu tyli apie lervas? Aš laukiau, kol tu pasiūlysi. Koks kuklus pas mus demonas šį kartą. Neprašo atiduoti iš karto. Tai gerai, demonas išeini iš naro tada ir ištraukia lervas iš Dariaus biolauko.
Nu, jisai išbėgo pasišokinėdamas, nuima nuo sprando ir nuo juosmens. Grįžo į narvą. Gerai. Pas Čia jį negatyvas ten kaupėsi tuose 2 taškuose. Nu, jau turėtų, kaip sakant, jausti vietą ir nemalonumą. Veržimo jausmas. Gerai, Veržimo sunkumo. tada turėtumėm paklausti Dariaus vis tiek, ar jisai nori nutraukti kontraktą su drakonu. Taip, jisai nori. Gerai. Dariau, kaip supranti, kontraktai gali būti sudaromis netgi ir sapno metu. Todėl reikia savo vidinės galios gale pasižadėti savo niekada sapno metu nesudarinėti jokių kontraktų. Ir tavo subtilioji kopija turėtų tai žinoti. Būti sąmoninga ir nepasirašinėti jokių kontraktų. Vadovaudamiesi sielos laisvos valios įstatymą ir teisę laisvai disponuoti savo energijomis, Darius turi prisimti. Gerai, ir aš išreiškiu ketinimą balsu, o jis, jo subtilioji kopija, lai kartoja paskui mane. Aš iškviečiu visus Dariaus rimus kontraktų priedus. 1, 2, 3. Na, išėjo vienas kontraktas. Tas su drakonu. Tas pats su drakonu. Jisai nori anuliuoti šitą kontraktą. Šitą kontraktą nori anuliuoti. Gerai. Lai Darius kartoja paskui mane. Vidinė savo suverenijo aš gale pareiškiu, kad visi šie susitarimai ir kontraktai yra nulis ir anulitarimų, jei tokie buvo. Atlikta. Ryšys šiek tiek striginėja, drakonas poveikį šiek tokį daro. Nenori šito kontrakto nutraukti. Drakonas, tu priešiniesi mums ir drakonas sumažinamas 3 kartus mano ketinimo gale. Jisai šokinėja tam narve. Sumažėjo? Jo. Nu, tegu šokinėja. Tai iš kontrakto grįžta energija kažkokia, ar ne? Grįžo nedidelis kiekis energijos. Kontraktas nutrūko, ryšys su kontraktu. Galim išmesti į galaktikos brandulį. Dar sieja kažkas, tiesiog pakarto komandą. Gerai. Lai Darius kartoja paskui mane, vidinė savo suvereniojo aš gale pareiškiu, kad visi šie susitikimai, jei tokie buvo. Nutrūko kontraktas. Atsidaro portalas į galaktikos brandulį ir išmetam, anuliuojam kontraktus. Išėjo. Demonas žiūri tave nustebęs. O ko dabar nustebęs? Kontraktus sugebė nutraukti. O kogi ne? Mes viską sugebam. Drakonas šokinėja tam narvelį. Nerimsta? Jo. Gerai, drakonas. Būsi ramus? Nu, jis ne tai, kad nepatenkintas, bet jis toje pusiau šoko būsenai, kad kontraktą sugebėjo nutraukti. Mano ketinimo valia drakonas grįžta į normalią būseną, į normalų dydį. 1, 2, 3. Jis grįžo normalų dydį. Drakonas, aš tave galiu sumažinti iki molekulinio lygio ir paleisti tavo egzistavimo plotmę. Aš supratau, ką tu gali. Na tai va. Kitą kartą prašom nesipriešinti. Jeigu jau pakliūvot į kalėjimo narvą tokių žmonių kaip mes, tokių sielų kaip mes, kurios užsiema kitų sielų valymais, tai geriau siūlau jums nesipriešinti. Tokių kaip jūs nėra daug. Bet jeigu pakliūsit tokiems į rankas, tai siūlau jums, kaip sakant, nesipriešinti. Rekomenduoju. Gerai, kontraktas nutrauktas, tada atliksim išsinchronizavimą. Ir aš duodu komandą išsinchronizavimui Dariaus energijų su drakonu, humanoidu, arachnoidu ir demono energijomis. Išsinchronizavimo procesas vyksta iki 100% ir pasibaigia automatiškai. 1, 2, 3 vyksta išsinchronizavimo procesas. Atlikta. Ir žinai, Arūnai, duok dar komandą išsinchronizavimui su ta konstrukcija. Gerai, ir aš duodu komandą išsinchronizavimui Dariaus energijų su konstrukcija humanoido energijomis. Išsinchronizavimo procesas vyksta iki 100% ir pasibaigia automatiškai. 1, 2, 3 vyksta išsinchronizavimo procesas. Atlikta. Dabar atliksim kontrolinį patikrinimą. Atsiranda visi nematomi ir paslėpti kanalai, taip pat visi lydintys nematomi ir paslėpti davikliai implantai atsakingas už tai. 1, 2, 3. Sprando srityje aš matau mažą kolbelę, dar kaip kolbos formos. Kieno tai yra? Virš kieno Čia nuo narvo? tos konstrukcijos tiesiog, kai jinai atsijunginėjo, tai kaip atskira dalelė tokia. Humanoidas tai tavo? Jisai rodo išsigandęs tą konstrukciją, sako, kad tiesiog, kai tu traukiai savo ketinimo gale. Humanoidas, aš tave perspėjau ištraukti viską, kas liko tavo. Negi tu nematei to.
Ir humanoidas už tai gauna 100 000 Hz smūgį. Jisai sunerimęs, O dabar, išsigandęs. o dabar ištraukė viską. Jisai ištraukė. Dar kartą atliekam kontrolinį patikrinimą. Numesk karūną į tą konstrukcijos narvą. Šalia tos konstrukcijos jam nereikia jo tos kolbelės. Šitą kolbelę mano ketinimo gale pereina į konstrukcijos narvą 1, 2, 3. Perėjo. Gerai, atliksim dar kartą kontrolinį patikrinimą. Dėl viso pikto. Atsiranda visi nematomi ir paslėpti kanalai, taip pat visi 1, 2, 3. Švaru. Gerai, blokuojam visus kanalus. Siūlau Dariaus subtiliai kopijai pakeisti visų pajungtukų, čipų, daviklių, implantų, konvektorių polariškumą ir suduoti aukštų vibracijų šokų impulsų smūgį nutingimui 1, 2, 3. Smūgis. Atjungiam visus kanalus galingų 1 milijono Hz šoko impulsų. Atsijungia kanalai. Gerai. Atsidaro portalas į galaktikos brandulį ir kanalai iškeliauja perdirbimui į pirminę švarę energiją. Išėjo. Uždarom, atspauduojam, panaikinam. Atlikta. Gerai, tada kviečiam tarpgalaktinės policijos pareigūnę Aną į mūsų diagnostikos kambarį. Aš čia. Sveiki dar kartą. Sveiki. Mes čia turim porą tokių gal jūs dominančių egzempliorių. Humanoidas daugiau kaip 6 metai iš Ūtos buvo pavogęs 15% sielos energijos ir galbūt drakonas jūs sudomins, kuris buvo kontraktą sudaręs su šito biolauku, su šito siela. Matome situaciją. Ir konstrukciją dar turim humanoidą ištraukti labai tokią masyvę. Konstrukcija man pažįstama. Humanoidą ir drakoną pasiimsim. O konstrukciją sunaikinkite. Gerai, dėkui. Dėkojame Ačiū jums. jums. Iki pasimatymo. Iki kito karto. Nu, išėjo. Nu, ir drakoną paėmė. Gerai, arachnoidas pasirengęs išeiti. Taip jis pasirengęs. Tada atsidaro portalas viršuje prieš laikrodžių rodiklį ir arachnoidas pasima viską, ką atsinešė ir iškeliauja į savo egzistavimo plotmę 1, 2, 3. Išėjo. Uždarom, atspauduojam, panaikinam. Atlikta. Demonas pasirengęs išeiti. Pasirengęs. Tu iš šito biolauko daugiau negrįžti. Ieškokis kitų biolaukų. Atsidaro portalas apačioje prieš laikrodžio rodiklį. Demonas pasima viską, ką atsinešė ir iškeliauja į savo egzistavimo plotmę 1, 2, 3. Išėjo. Uždarom, atspauduojam, panaikinam, statom ugninį pentagramą. Atlikta. Tada atsidaro portalas po narvu kalėjimų į galaktikos brandulį ir hologramą ir konstrukciją iškeliauja perdirbimui į pirminę švarę energiją. Išėjo. Uždarom, atspauduojam, panaikinam. Atlikta. Kalėjimas narvas tuščias pas mus, taip. Tuščias. Ir kai suskaičiuosiu iki 3, paleidžiam sielos aktyvavimo ir identifikavimo procesą 1, 2, 3. Atlikta. Sparnai neišdygo. Šviesos energijos pasiim. Panašios į mūsų. Lengvesnė. Lengvesnis. Gerai, tada sukūrėme apsauginį apvalkalą. Pajung Dariaus subtilę kopiją prie Merkabos laukų šaltinių žemės ir kosmoso energijos struktūrizavimui ir apsauginių karkasų sukūrimui jo biolauke 1, 2, 3. Vyksta procesas. Atsirado Merkaba. Nuo jo energijos tokios jaučiasi man. Kokios? Energijos nuo jo jaučiasi man persiduoda. Tai gan stiprius, jeigu jauti. Tokios. Gerai, aktyvuosim Merkabą. Tada aktyvuoju Merkabą Dariaus biolauke. Sinchronizuoju, harmonizuoju visas energijas biolauke 1, 2, 3. Energijos pasiskirsto į visas čakras ir spalvas. Atlikta. Gerai, lai Dariaus subtilioji kopija prisimena patį laimingiausią momentą savo gyvenime ir parodo mums skaitinę reikšmę hercais. 695. Pakelk Dariaus subtiliosios kopijos emocinės būklės lygį iki skaitinis reikšmė 695 Hz. Atlikta. Sinchronizuojasi energijos vibracijos, harmonizuojasi, pasiskirsto ir įsisavina pačiu efektyviausiu būdu 1, 2, 3. Atlikta. Nu ir kaip Darius jaučiasi? Jisai puikiai jaučiasi. Jisai žiūri save. Jisai nesupranta dar tų energijų savo. Bet geriau jaučiasi negu pilnas Jisai interferentų. šypsosi. Dėkoja man.
Nu, mes Jau kaip sakom. emocinę būklę dabar, kai pakėlėm. Nu, aš Mhm. tiesiog laimingas. Gerai. Ir energijos įsisavinimui grąžiname Dariaus subtilę kopiją į sistemą biorobotas sielą. Įvedam, pajungiam ją prie kiekvieno vidinio organo, kiekvienos ląstelės, galvos smegenų vingių. Vyksta pilna 100% energija ir vibracijų sinchronizacija, harmonizacija tarp fizinio kūno ir energetinių subtilių kūnų. Atlikta. Ir atsijunk nuo objektų ir persikelk į diagnostikos kambarį 1, 2, 3. Aš vietoj.